Labadiena, mėly Facebook'o draugai, YouTube'o, TikTok'o kanalų žiūrovai. Šeštoji žinių laida. Įvykiai Lietuvoje. Na, nuo ko kito pradėsi? Be abejo, nuo Kremliaus agentų. Lietuvoje atsirado du labai pavojingi Kremliaus agentai, didžiulis pavojus Lietuvos saugumui. Tai yra dainininkai Jessica Šai ir Nikita. Jessica Šai kūryboje kažkokią babulką įžiūrėjo rusiškų motyvų, o Nikita kažkur ten kažkada neten sukoncertavo. Ir dabar tikrai keista, jauni žmonės turi atlaikyti tą tokią purvo pylimą visiškai be jokio pagrindo. Kokiu unikaliu neapykantos pūliniu verčiama mūsų lietuvėlė. Bet poveikis gali būti priešingas ir jeigu Eurovizijos atrankoje dar pavarytų ant to Nikitos, tie tokio jau aukšto kalibro. Iki čia fekalijų pritvinkę ten, Valatka, Ramanauskas, tai jisai ko gero švilpdamas visus nuneštų, net dainos nepaklausė lietuviai nubalsuotų, nes tas purvo pilimas, šita tematika, jau čia visiems seniausiai. Dabar Inga Ruginienė pasakė labai protingą dalyką, be jokios ironijos, kad Lietuva paskubėjo su Taivanio atstovybė, iš tikrųjų pralaimėjo labai daug, nelaimėjo nieko. Ir kad klaidą reikėtų atitaisyti, aš priminsiu Lietuvos verslo žinių, gal metų ar 2 senumo straipsnį, kad tiesiog ES ir JAV vadai rado tokią pačią durniausią grandį savo to visoje šalių dėlioniai ir Lietuva pasirinko patikrinti Kinijos reakciją į Taivanio atstovybės atidarimą. Ir nebuvo kam Lietuvą apginti, ir priėmėm šitą bandymėlį, patirdami didžiulius nuostolius ir nieko nelaimėdami, kaip žinia, investicijos Europai nuėjo į Lenkiją ir Vokietiją štai manio. Ir tikrai gerbtinas premjerės poelgis, nes įsivaizduoju, kiek jai reikia atlaikyti nuo tų visų kuoktelėjusių paviljonio tipo politikų, dabar vėlgi tų tokių demagogiškų frazių. Dar viena liūdna Lietuvos naujiena, aš tiesiog negaliu jos sakyti. Tai palaukit, susikaups. Iš Lietuvos išvyko Cichanouskaja. Tikrai labai tragiškas Lietuvai momentas, išvyko Cichanouskaja, nors neišvyko. Lenkai matyti nėra tokie kvaili ir jie neskiria tokio išlaikymo tai Cichanouskajai, kurį skiriam mes. Ir jie dabar aiškina, kad jinai galbūt dar net ir neišvyko, galbūt jinai dar parvyks, jos biuras čia dirbs, bet jinai lygtai jau bando išvykti, bet dar iki galo ne, ir taip ir lieka neaišku, nes žmogus neturi kur pasidėti. Aš dabar labai norėčiau priminti Lietuvos politikams, kiek metų, turbūt 20, jeigu ne 30, jūs bandote nuversti valdžią Baltarusijoje. Ar jūs suprantat, kad jeigu per 20 metų nenuvertėt, jūs nieko nenuversit ir toliau? Ar sunku tą suvokti? Ir dabar tas sienos uždarimas, tų verslų išvijimas, taigi gigantai, Norfa, senukai, baldininkai buvo Baltarusijoje. Žmonės patiria didžiulius nuostolius. Jūs politikai išlaiko iš tų mokesčių, kur Baltarusija uždirbdavo lietuviai verslininkai. Ir dabar taip sugadinti, pasikeitė žmogaus teisių padėtis. Jau nekalbant apie valdžią. Nieks nepasikeitė, tai supraskit žmonės, kad kažkokios kvailos sankcijos, kurios kenkia Lietuvai, ir kuriomis nieko tu nelaimi, kad galbūt truputėlį laikas peržiūrėt, ar Belaruskalio užbaninimas. Taip. Vienintelis, kas laimėjo, tai Rusija ir Uralkalis, sustabdžius tranzitą, kurio niekas neprašė Lietuvos daryti. Ir tas jo paties Lietuvos aukščiausiojo pasakymas, kad už tai mus gerbia kaimynai ir ukrainiečiai, tai norėčiau pasakyti, jie mus laiko durniais. Jiegis gal ir pasako mandagumo frazę, oi, čia jūs gerai padarėt. Bet kada šitaip ant bėgių pastatyta sistema, kada dudun nurieda tie vagonai ir paskui Klaipėda išpilsto tas birių produktų terminalas ir Lietuvai lieka virš 1,5 milijardo. Vakar važiavau mašina ir per radijuką kalbėjo kažkas iš sveikatos apsaugos ministerijos, kad Lietuvai trūksta 27 milijonų padengti viršplaniniam žmonių paslaugom apmokėti. Tai žmogui kažką susiuvo, kažką ten paremontavo, kažkokį vaistą paskyrė. 27 milijonai. Tai lyginant su 1,5 milijardo iš Belaruskalio. 27 milijonai ir tai yra problema. Tai yra pusė
tanko perkamo Lietuvos. Įsivaizduot, kokie yra kvaili prioritetai. Ir dėl to dabar tas Kapčiamiesčio poligono klausimas. Žmogus, kuris turi milimetrą pilkosios masės smegenyse, jis puikiai supranta, kad čia nieko bendro su jokia gynyba neturintis faktas. Dabar tai yra principas. Dabar aukščiausi valdžios dėdai su uniformom, su antpečiais eina prieš savo žmonės, eina prieš būrelį dzūkų, kurie ramiausiai savo gyveno. Čia ne Antakalnis, ne Laurų kvartalas, kur visi puola statyti ir investuoti. Tai miškelis, kur ramiai gyveno žmonės. Ir dabar atsirado kažkokia tai, kaip juos kitaip pavadinti negu padugnėm ir bando tiem žmonėm drums gyvenimą, kelt stresą, sukelnėti infarktus, insultus. Tai dabar užsienio naujienos, užtenka apie tą Kapčiamiestį. Epšteino byla. Dabar be ironijos, rimtai paskaičiau, turėjau laiko. Tai 2004 metais, prieš 22 metus, jau buvo aišku, buvo pirmasis signalas į Palm Beach'o policiją, kad kažkas ten toj viloje darosi negero. Atspėkit, kas tą signalą pasakė. Donaldas Trumpas, bet tuo metu dar nesureagavo pilnai tą teisėsaugą, dar Trumpas net negalvoja būti Amerikos prezidentu tikriausiai. Ir dabartinis šitų failų paviešinimas, tai vadinami Epšteino failai. Tai aš manau labai profesionaliai sužaista Donaldo Trumpo šachmatų partija, kada jis leido demokratam ir tiem visiems leftistam, realiai kas buvo iniciatoriai šitos visos didžiulės aferos, pagalvot, kad pats Trumpas yra įtrauktas ir jie tos failus leido paviešinti. Paviešinta failų yra maždaug įvairiais paskaičiavimais nuo 11 iki 19%, kiek jų yra iš viso, ir tai, kad ir toks skaičius, labai daug jų yra pritemdyta, dar nėra visa informacija. Didžioji dauguma pavardžių yra užtemdytos. Tai ir aš pažiūrėjau medicininę pusę tų Epšteino failų paviešinimo. Tai Jeffrey's Epšteinas daugiausiai bendravo su medikais genetikais. Ten žvaigždžias pasilankėsi ir jis su jais kontaktavo. Ir jo genų inžinierija toks buvo fokusas ir, kaip aš įsivaizduoju, apie radikalaus gyvenimo pratęsimo klausimą. Aiškiai, žmogus kažkaip norėjo matyti būti nemirtingas. Dėl pandemijų buvo pokalbis, stenografuotas pokalbis su Billu Gatesu, Jeffrey Epšteino, ir ten yra paminėtas klausimas, kaip pasaulio populiaciją valdyti per pandemijas, ir tik tais labai įdomia vieta nutrūko. Ten nebuvo paminėta nei, kad ten kažkas tai, nei Kinija, nei COVID-19 kažkokia isterija, to nebuvo. Ten buvo tik tai apie tai užsiminta. Ten viso to, ta moteriška pusė, tos orgijos seksualinės, ten gali būti tik tai dėmesio atvedimui, bet jos neįspūdingų mastų. Įspūdingas amžius tų merginų, ten 25 metų, tai ten jau bobutė, nebent tiekėja galėtų būti kažkieno tai, bet ten tos pagrindinės labai jaunos merginos. Ir iš jau paviešintų duomenų, ten be abejo, šantažo kažkokio didelio ten nerasta, ten viskas lyg tai buvo apmokėta, savanoriška, bet daug merginų 14, 15, 16 metų amžiaus, kas vien pats jau seksualinio kontakto buvimas yra kriminalinis nusikaltimas Amerikoje taip pat. O pats jauniausias amžius tai 11 metų, berniukas ir mergaitė buvo. Tai ten tokios prekybos žmonėm, prekybos vaikais požymių be abejo daugybė. Kažkokio kanibalizmo faktų, nėra paviešinta, kažkokio kūdikių žaginimo faktų, aš to nemačiau, irgi nebuvo. Bet, ten, įdomu, ir jeigu daugiau paviešint, tai visas tas pasaulio vertybinė sistema, įsivaizduokit, kaip mus ten moralizuodavo Clintonas, Obama ar Billas Gatesas, o patys pagrindiniai veikėjai. Aš nemačiau ten nuotraukų, pavyzdžiui, Epšteino ir Džordžo Bušo, vyresnio, jaunesnio. Nėra nuotraukų su Trumpu jau prezidento pozicijoje, tik su Trumpu jaunystėje yra. Nors ten tų nuotraukų yra, milijonas. Tai čia yra ta Epšteino byla, tai yra smūgis Jungtinių Amerikos valstijų tam visam globalistiniam deep state'ui, su kuriuo bando kautis Trumpas.
ir jam labai reikia laimėti lapkričio tarpinius kongreso rinkimus, kad tęsti savo šitą kovą sėkmingą ir Epšteino byla tam turėtų labai pasitarnauti, nes, na tikrai ten visi Trumpo priešininkai, na kaip ant delno. Ir tikrai ten tas jų moralizavimas pasaulio, kada rašo Geitsas Epšteinui, kaip Melindai perduoti antibiotiką, nes užsikrėčiau nuo kažkokios jaunos Rusijos venerinė liga, na, parodo tą vat, žmonių tikruosius kėslus. Taip. O kultūrinis gyvenimas Lietuvoje, tai va dabar man kilo mintis, tikrai turėtų Vilniaus kultūrininkai, ten tie trikampiniai, na, suorganizuoti didžiulį mitingą prieš Jessica Shy ir Nikitą su daugybė didelių medinių varpų, paraloninių varpų ir kažkaip tai juos organizuotai pasmerkti, nes dabar kažkaip jau baigia matyti važinėti po Lietuvą Žemaitaitis, nėra ko smerkti Žemaitaičio asmenyje, tai pasmerkti reikėtų Jessica Shy. Sporto naujienos. Lietuvos biatlono rinktinė, dėmesio. Nikita Čigak, Maksim Fomin, Karol Dombrovski ir Vytautas Trolė. Neužėmė aukštų vietų, iki medalių lietuviams dar toloka, bet ką noriu pasakyti, kaip matot, įvairių tautybių žmonės čiuožė už Lietuvą, sportuoja už Lietuvą. Ir kas galėjo pagalvoti, kad pasaulis dasiris iki tokio lygio, kada pagal tautybę bus sprendžiama geras žmogus ar blogas. Ir Lietuvoje toks absurdas, kad jeigu vienos tautybės tai visi labai geri, o kitos visi labai blogi, visi puikiai supranta. Visi yra veidmainiai, kad jiems taip atrodo, nes puikiai žino, kad visokių tautybių, visokių žmonių yra. Ir mes puikiai žinom, ir koks tas yra neapykantos formavimo mechanizmas nuo tų pačių aukščiausių pareigūnų, kurie, na kaip ir tokia chamizmo ar ten ironijos prisidengia forma, stumia ant tam tikrų tautų. Juos pasigauna ten žemesnis rangas, nuo paties žemiausio rango, tai yra tokia jau, matom, kad ten gali pasisakyti sporto klausimų, gali pasisakyti ten seksualinės tapatybės klausimų, gali pasisakyti gamtos klausimų, bet atsivelka kažkoks tai katės veidas, būtinai su ta pačia vėliava ir jau kad deda kažkokią tai čiulpimo būtinai motyvą. Ir ukrainiečiai, mylėjai, jau yra išmokę lietuvių kalbą. Negi jūs galvojat, kad kultūringam ukrainiečiai malonu matyti, kad jį palaiko toks puskvailis, kuris be to pasakymo ten apie tą čiulpimą nieko daugiau nesugeba pasakyti. Tai jūs nekenkit žmonėm, dundukėliai jūs. Jeigu ten jau kažkaip tai bandykite, nors iš tikrųjų vieninteliai teisingai partijai turėtų būti įsteigtas seksualinės edukacijos departamentas, kur ten medinės varpos ir tie visi čiulpimo motyvai būtų pagrįsti moksliškai. Tai apie sportą tiek. Dabar oras. Karvės tikrai tiek pribezdėjo, kad ta žiema tikrai į Lietuvą turbūt niekada jau neteis. Ir sniego mes jau nematėm kokius 5 metus. Tikrai ir oro temperatūra tikrai nenukris mažiau 28 laipsnių iki kovo 8-osios. Ir siūlau irgi tiems, kurie vaikučiai ėjo į susitikimus pas Žemaitaitį, kad kažkaip išliet savo pyktį ir agresiją, formuoti karvių mušėjų būrius, kurie važiuos per Lietuvą, pamatę karvę, išlips visi iš autobusiuko ir garsiai rėkdami ten turbūt reinkarnavęsis Žemaitaitis ar Ruginienė uždaužys tą karvę didelėm medinėm varpom. Ir Lietuvoje ir toliau bus šilta ir saulėta. Iki.